Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Manodaktaras.lt. Sveiki, su jumis sveikinuosi. Aš žurnalistė Kristina Kanišauskaitė. Na ir šiandien diskutuojame, kaipgi gyventi su žvyneline. Ar įmanoma su šia liga susidraugauti, ar tai viso labo mitas. Žvynelinė, kaip žinia, yra liga, su kuria susiduria vis daugiau žmonių. Kas ją nulemia, genetika, stresas ar naujasis šių dienų žmogaus gyvenimo ritmas, diskusijų labai daug. Kaip maitintis, būti saulėje, ar jos vengti. Žodžiu, apie visas priežastis ir kas iš to seka lydint šią ligą ir padiskutuosime su Manodaktaras.lt platformoje konsultuojančia gydytoja dermovenerologė Jurgita Karčiauskienė. Sveiki. Sveiki, Jurgita. Džiaugiamės, kad atkeliavot ir pradėkim galbūt nuo aktualijų. Ar tiesa, kad skubrus gyvenimo tempas, mažai laiko savo gali turėti įtakos šiai ligai, progresuoti? Taip. Iš tiesų taip, gali iš tiesų turėti. Apskritai ta žvynelinė yra tokia, kad jinai yra autoimuninė liga. Jinai ne visai priklauso, tai nėra kažkas užkrečiama. Vat labai dažnai žmonės klausia, mano draugas serga, ar aš užsikrėsiu, tikrai ne, bet jinai gali būti paveldima. Tokia kaip genetiškai nulemta autoimuninė odos liga. Bet jai labai svarbi yra ta epigenetika, tai yra aplinka, kurioje mes gyvenam. Ir būtent tas mūsų stresas, greitas gyvenimo tempas tikrai blogiau žvyneliniai yra ir teigiamų poveikių jokių neturi. Mažesnis buvimas griname ore, daugiau kosmetikos, skalbimo priemonių, tai irgi kažkaip tai koreliuoja matyti, ar ne? Na, kosmetika gal neturi žvyneliniai didelės įtakos, nebent tai būtų kokios agresyvios kosmetologinės procedūros, nes šita liga, jinai nemėgsta mechaninio dirginimo. Dėl to dažnai ir atsiranda tokiose vietose, kur daug mechaninio spaudimo, kaip alkūnės, keliai, galvos oda. Tai reiktų turėti omeny, renkantis tas įvairias kosmetinės procedūras, kad jos neturi būti agresyvios, nes galim paūminti žvynelinę, jeigu mes ją turim. O iš ko mes galim įtarinėti, kol dar neturime, tarkim, diagnozės gydytojo, kad būtent čia ko gero jinai? Iš ko pažįstame? Aišku, pačiam žmogui dažnai būna sunku nuspręsti, ar tai žvynelinė ar ne, net ir gydytojui ne visada yra lengva, yra visokių atvejų, bet dažnai tie žmonės jau genetiškai turi, kad mama serga, tėtis serga ir jie dažnai jau nuspėja. Ir net kas trečiam sergančiam žvynelinė šita liga prasideda vaikystėje, taip maždaug 70 metų amžiuje, tai irgi dažnai tai yra tendencinga. Aišku, jeigu žmogus turi bėrimų, kurie yra galvos odoj ir metai iš metų kartoja ant alkūnių kelių, taip mes galime nuspėti, kad galbūt tai žvynelinės pradžia. Bet tai yra nemalonus pojūdis, kažkoks odos dirginimas, niežulys ar ne, kažkas į tą pusę, jeigu pabandyt nusakyti simptomatiką. Na, pirmoji tai atsiranda pleiskanojantis raudonas plotas, tas vadinamos papulės ar plokštelės, kaip mes sakom, kad oda pakitusi, jinai pleiskanoja ir gali niežėti, žmogus gali kasytis. Ir dažnai pleiskanos byra, irgi tas nemalonus simptomas. Tai jūs sakėt, kad genetiškai paveldima liga. Ir kam dažniau tenka jas sirgti, vyrams ar moteriams? Ką dažniau lydi? Iš tiesų tiek vyrus, tiek moteris galbūt vienodai lydi. Bet šita liga labai turi tokių sąsajų su kitom ligom. Jinai yra tokia bendra uždegiminė, autoimuninė liga, tai nėra tik odos liga, tai mes sakom yra sisteminė liga. Jin labai daug turi ryšio su metabolinio sindromo ligom, tokiom kaip cukraligė, aukštas kraujo spaudimas, nutukimas. Tai dažnai būna, kad jinai būna pirmo tipo iki 40 metų žmonėm, kurie turi genetinį polinkį, o kitiem, kurie virš 40 metų, bet jau turi cukraligę, aukštą spaudimą, tai net ir be genetikos jinai gali atsirasti. Daugiausiai iššūkių matyti tenka tėvam auginantiem vaikus, kad nenusikasytų, kad, žodžiu, ar pavyksta suvaldyti su priemonėmis, kurios yra šiuo metu medicinos rinkoje. Na, iš tiesų vaikų žvynelinė reikalauja labai išskirtinio dėmesio, nes tai yra ir jautrus amžius, dažnai prasideda prieš pat paauglystę, 7-10 metų, tai ir psichologinis didelis iššūkis yra tiek tėvam, visai šeimai, vaikam ir gydytojui.
priemonių mes iš tiesų turim daug ir dabar galim sakyti, kad tiek vaikų, tiek suaugusių žvynelinė jinai yra neišgydoma, bet jinai yra valdoma liga. Tai yra priemonės pirmoji, jeigu yra lengva žvynelinė, kur iki 60-80% atvejų jinai yra lengva, tai mums dažniausiai užtenka vietinių priemonių, tepaliukų, kremų, gelių įvairių. Taip pat kitas gydymo būdas yra gydymas fototerapija, tai yra ultravioletiniais spinduliais, irgi puikus būdas. Na, jeigu šitie būdai nepadeda, turime tradicinius geriamus arba leidžiamus vaistus ir turime netgi biologinę terapiją, kuri pastarųjų 10-15 metų bėgė būtent ir suvaldė šitą ligą. Kiek laiko prireikia nuo tada, kai paūmėja, ar ne, kad suvaldytum? Ar čia labai individualu, negalima pasakyti, kad pagersiu 3 mėnesius, kažką pavartosiu ir kaip sveikas gyvensiu? Ar čia ant visai, kaip sako liaudyje, ar iš tikrųjų galima išsigydyti? Na, iš principo pati ta liga, ta diagnozė yra visam laikui, bet galima suvaldyti ją ir gyventi be bėrimų, be simptomų. Tiesiog tu žinai, kad turi silpną vietą ir jeigu kas pirmoji per ten kirs, taip sakant, visas gyvenimas suvaldome labai įvairiai. Na, kokių 3 mėnesių bėgyje paskyrus gydymą liga turėtų būti suvaldyta. Jeigu ne, gydymą reikia keisti. Ar yra mokslininkai atsakę į klausimą, kodėl daugėja žmonių sergančių žvynelinę ir kokie veiksniai provokuoja? Taip. Na, yra, tikrai apie žvynelinę yra labai daug ir literatūros, ir atskiros konferencijos žvynelinė yra skiriamos, tai bendroji populiacijoje žvynelinė serga maždaug 5%, Skandinavijoje iki 10% žmonių, besivystančiose šalyse šiek tiek mažiau ir žvynelinės išsivyščiusiose šalyse daugėja. Ir tai yra siejama galbūt su tuo, kad pastoviu stresu, nesveikų gyvenimo būdų, rūkimų, alkoholio vartojimų, kartu daugėja ir nutukimo, cukraligės daugėja, nes šita liga yra siejasi tą bendrą gero gyvenimo, metabolinio sindromo paveikslą, dėl to galbūt jos ir daugėja. Analizuojantis ar jau kurį laiką gyvenantis su šia liga, irgi dėlioja pliusiukus, minusukus, ką vartoti, ko ne, kaip su kava, ar geriau arbata, ar turi tie momentai įtakos ligai, ar iš tikrųjų čia mitai labiau? Iš tiesų turi, taip pat žinant, kad žvynelinė, turi, tai jau turi ir tada reikia žiūrėti, ką turi, turi ir ką tu gali padaryti, kad jinai būtų suvaldyta, nes iš tiesų vienam pacientui sekasi puikiai, greitai susivaldo liga, kitam, reikia ir greitai tų biologinių vaistų. Tai va čia labai ir priklauso. Iš tiesų mes galim, šį bei tą padaryti tikrai galim. Tai pirmas dalykas, reikia kontroliuoti savo svorį. Jeigu jis yra per didelis, irgi rekomenduojama mažesnės energijos dieta, reikia riboti sočių, riebių rūgščių vartojimą, to greito nesveiko maisto vartojimą, kad daugiau būtų omega-3, nes labai svarbus omega-3-6 santykis. Taip pat reikėtų irgi rekomenduoja mažiau mėsos produktų, daugiau augalinės kilmės produktų, žuvis yra labai gerai, tai va dieta iš šitos pusės. Aišku, kava, šiaip pagal tyrimus iki 4 puodelių per dieną yra gerai, nes jinai turi ir antioksidacinių savybių, bet jeigu jau daugiau, jau yra per daug. Tai žinoma, kava yra 3 mūsų vartojimas dažniausiai skystis po vandens ir arbatos, tai tikrai kavą gerti galima. Su alkoholiu yra kitaip, alkoholio nereikėtų vartoti. Žinoma, toksai dažnai gal ne ir pats alkoholis, jisai sukelia ir stresą, ir oksidacinę pažaidą, bet kartu yra ir nesveika mityba labai dažnai. Su rūkimu irgi rūkant žvynelinė tikrai yra sunkesnė ir stipresnė. O laktozė, ar galima vartoti produktus turinčius laktozės ar ne? Na, su laktoze iš principo pati laktozė, jeigu žmogus ją toleruoja, tikrai galima naudoti, ypač pieno produktai, kurie yra tokie rauginti, turi probiotikų, tikrai puikiai tinka. Žinoma, laktozė dažnai irgi turi nesveiko riebalo daugiau, kuris kelia cholesterolį ir irgi prisideda prie to metabolinio sindromo. Tai čia toks tikrai atsisakius, nebus taip, kad jinai dings žvynelinė, bet galima daug valgant riebių skanių sūrių, dar su kokiu vynu pakenkti. O pavyzdžiui, vis tiek artėja šiltasis sezonas, ar kiti važiuos pasitikti pavasario, kur šilčiau, kaip yra su maudynėmis, jūrose, ežeruose, buvimu saulėje, kas yra gerai, kas yra nerekomenduotina?
Na, virš 80% žvynelinė sergančių saulės spinduliai padeda suvaldyti bėrimus, padeda suvaldyti ir tą balneoterapija, jūrinis klimatas, prisotintas druskų, oras, jodo ir saulė iš tiesų yra kaip gydymo būdas toksai. Tai va tuo mes remiamės taikydami fototerapiją, tai yra specifiniai ultravioletiniai spinduliai, bet tikrai daugeliui žvynelinės sergančiųjų vasarą odos būklė pagerėja. Kas yra sunkiausia žmonėm sergant šią ligą, kuo skundžiasi, ką pasakoja? Taip. Na, dažniausiai ypač jauni žmonės skundžiasi, kad ta liga riboja jų socialinį bendravimą, darbą, jiem ir emociškai, ir sukelia didžiulį psichologinį stresą, nes tai yra matoma liga. Ir tikrai žmonės susiduria su tuo, kad karštą vasaros dieną jie vaikšto ilgom rankovėm, jie nedėvi juodų rūbų, nes pleiskanos labai matosi. Tai va šitą gal aš akcentuočiau pirmoji eilėje ir tikrai ir darbą kartais sunkiau gauti, ir stresą tai sukelia, tai va vien dėl to tą ligą labai svarbu valdyti ir išviesti visuomenę, kad visuomenė suprastų, kad tai yra neužkrečiama liga, tikrai mes neužsikrėsim nuo sergančio žvynelinė žmogaus. Tai va šitas pagrindinis dalykas. Ar pasitaiko užleistų atvejų, kada žmogus pats neidentifikuoja, galvoja, pasausėjo man čia ta oda ir gyvena metus, ar ne? Ir... Taip, iš tiesų yra tokių atvejų, šiais laikais galbūt kuo toliau, tuo mažiau tos sunkios užleistos žvynelinės atvejų, nes tikrai Lietuvoje turim pakankamai gerą sistemą, kaip žmogų nukreipti ir kad jisai gautų biologinę terapiją ir turim tų vaistų prieinamumą, tai galima pasidžiaugti tuo, kad sunkios žvynelinės mažėja, nes jinai suvaldoma biologiniais vaistais, tačiau tikrai yra ir užleistų atvejų, yra nemažai iš užsienio grįžtančių žmonių, kuriem su sveikatos sistema neaišku, kur kreiptis, tai tikrai ir labai dažnai būna kartu ir kitos ligos, pavyzdžiui, kaip hepatitas, jeigu yra kokios kitos autoimuninės virškinimo trakto ligos, tai žvynelinė automatiškai bus sunkesnė. Tai iš tikrųjų, bet tokie retesni atvejai, ar ne? Jūs sako, tų užleistų dažniausiai arba pradžia, arba jau truputėlį pažengę, bet nėra sunku išgelbėti. Žmonės sako, čia viskas dėl to, kad imunitetas nusilpo. Pastiprinsiu ir po to vieno vizito kitą kartą būna vėl nusimuša ir pas gydytoją kurį laiką nesirodo. Bet kaip man susidaro įspūdis, tai jūs pataisykite ar taip ar ne, kad iš tikrųjų ta kontrolė turėtų būti metus ir ne vienerius visą gyvenimą praktiškai. Taip, iš tiesų su žvynelinė tokia ne imuniteto stokos liga, kaip tik gal imuniteto, kuris nėjo ne ten, į autoimuninę pusę, kad pats žmogus kovoja prieš save ir sutrinka odos ragėjimas. Tai iš tiesų šitas dalykas yra ir žinoma žmogui tikrai reiktų suprasti, kad tai yra liga visam gyvenimui ir pas gydytoją kartą į pusmetį, kartą į metus reikia lankytis. Ir jeigu gydymas nesiseka, nes liga ne visą laiką, jinai neišgydoma, jinai valdoma. Tai reikia, ne gydytojas blogas, liga tokia, reikia sugrįžti pas tą gydytoją, mes tikrai turim ką pasiūlyti dar. Tai čia ir būtų tas vadinamas susidraugavimas su savo liga, jos priėmimas ir atsakymai, kaip, kokiais būdais galiu savo padėti, ar ne? O kas patariama žmonėms sergantiems žvynelinė, tai yra kažkokie tepalai, piliulės, jūs minėjote daugybę terapijų, koks yra grįžtamasis ryšys, ką sako, kas labiausiai pasiteisina? Taip. Na, iš tiesų mes pacientam pirmoji eilėje patariam su žvynelinė, kad pirmas reikia valdyti lėtinės infekcijas, nes jos provokuoja, jeigu turi infekcinių ligų irgi greičiau jas reikia gydyti. Antras, sveikas gyvenimo būdas atsisakyti žalingų įpročių, kontroliuoti svorį. Trečias, rūpinti savo odą, pastoviai naudoti minkštinančius kremus, švelniai įtapšnoti, netrinti. Na ir paskutinis tai yra lankytis reguliariai pas gydytoją ir parinkti pacientui tinkamą gydymą. Vis tiek visi nori tų stebuklinių sėkmės istorijų ir sako, gal kam nors vis dėlto pavyko. Tapo žaliavalgiu, ėmus sveikiau gyventi, ar gali būti, kad iš tikrųjų įvyksta tas stebuklas ir nebesarga žmogus? Taip, iš tiesų įmanoma taip, dėl to, kad priklauso kokios jos priežastys. Jeigu tai yra antro tipo žvynelinė, kuri daugiau atsiranda virš 40 metų, esant jau nutukimui ar antsvoriui, cukralygiai, tai tokiu atveju dieta tikrai gali padaryti, galbūt ne stebuklus, kai kuriais atvejais ir stebuklus, ir tikrai tokiu atveju, kad žmogus sutvarkė savo gyvenimo būdą, numetė svorio, sureguliavo ir žvynelinė dingo. Tikrai tokiu atveju yra.
Tai žodžiu, renkuosi Italiją, Viduržemio jūros dietą ir tikėtina, kad jau esu teisingame kelyje. Tai paskatinsim emigraciją šalyje su tokiam savo prognozam, ar ne? Bet esate patyrusi asmeniškai pacientų sėkmės istorijų, kurie ateitų, dalintųsi, sakytų, kad pavyko? Taip, iš tiesų tikrai tokių atvejų tikrai yra. Sunkiau yra, jeigu jinai prasidėjo vaikystėje, tai tikrai sunkiau ją yra suvaldyti, bet jeigu vyresniam amžiui, tikrai taip ir net mokslo įrodyta, jeigu yra žmogus turi antsvorį, virš nutukimą, kurių kūno masės indeksas yra virš 30, žvynelinė būna 3 kartus dažniau. O jeigu numeti, tai 3 kartus geriau pasidaro. Ir gydymas geriau veikia, ir net yra daug tokių atvejų ir mano istorijoje, kur žmogus pakeitė gyvenimo būdą ir dingo šitą ligą. Prašau, gal dar turėtumėt kažkokių patarimų, ką daryti ar ko nedaryti tiem, kurie yra naujokai, kalbant apie šią ligą? Na, iš tiesų, pirmoji eilėje tai aš patarčiau ieškoti pagalbos, nelaukti, nueiti pasitarti pas gydytoją, pasižiūrėti, susidėlioti tą planą, kaip ligą valdyti ir apskritai, ar tai žvynelinė išsiaiškinti ir pasižiūrėti. Antras dalykas, toks labai paprastas, žmonės labai dažnai mėgsta, kas yra nuo odos nukrapštyti. Tai prie žvynelinės tai griežtai draudžiama, apskritai visada draudžiama viską krapštyti, bet prie žvynelinės itin blogai yra krapštyti bėrimus, nes jai būdingas toks, kaip mes vadinam, Kiobnerio fenomenas, kurį turi tik keletas odos ligų, kad tose vietose, kur krapštai, ten atsiras žvynelinė. Dėl to labai dažnai net ir po operacijų, pavyzdžiui, yra seni randai, ten atsiranda žvynelinė. Tai reiktų neliesti, nekrapštyti, norint kažką daryti, kremų pasitepti, nepamiršti tepimo. Tas pavadinimas, gali susidaryti įspūdis, kad apie undinių lygą, kad kalbame, ar ne? Kodėl žvynelinė? Iš kur čia tie žvyneliai? Kaip paaiškina? Žvynelinės metu sutrinka odos ragėjimas. Oda labai greitai keičiasi jos sluoksniai ir viršutinis sluoksnis, kuris pas mus pastoviai nusilupa, mes net nematom, jisai kaupiasi ir susidaro tokios pleiskanos, žvynelių pavidalų, vaškinės vadinamos ir iš to kilo žvynelinė pavadinimas lietuviškas, kitomis kalbomis lotyniškai tai yra psoriazė tokia, bet irgi kilusi pavadinimas nuo žvynelių. Ir gal galėtumėt padrasinti, nežinau, kažkaip pasakyti kažkokį paguodžiamą žodį, kad visi žino, kas tai yra, ar ne, kas susidūrė, bet vilties spindulys turėtų išlikti, ar ne? Taip, iš tiesų, šiais laikais tikrai mes kaip gydytojai džiaugiamės, kad mes ją galim šiais laikais suvaldyti šitą ligą. Ir tikrai yra puikių vaistų, kur žmogus gali gyventi be bėrimų, jam tiesiog reikia pastoviai vartoti vaistus, kaip nuo kokio padidėjusio spaudimo. Taip. Tai tikrai ir nereikia bijoti, tie vaistai ir gerai ištirti ir duodami tik tai sunkiom formom, lengvom formom, dažnai tikrai užtenka tepaliukų, gyvenimo būdo korekcijos, jeigu tai yra žvynelinė su metaboliniu sindromu ir su ja galima gyventi. Reikia susidraugauti. Tai toks ir būtų palinkėjimas - draugauti su savo liga, jos neišsigąsti ir žinoti, ką galim, ko ar ne. Tai lieka padėkoti, kad atkeliavote šiandien pas mus, tai paprastai viską suprantamai mūsų kalba papasakojot ir reikia tikėtis, kartu su grįžtančia saulė tų ligos atvejų mažės, jie taps labiau valdomi ir galėsit padėti vis didesniam kiekiui žmonių. Tai aš tiesiog priminsiu, kad šiandien 15 min studijoje viešėjo viešnia iš Kauno, dermovenerologė Jurgita Karčiauskienė. Ačiū, Jurgita, kad buvot kartu, kviesime kitus pašnekesius. Ačiū. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Manodaktaras.lt